Taip, bus naujas kelias. Traktoriai sutvarkys kelią. Ir mes galėsim važiuoti. Tai suskaičiuok traktorius. Kiek buvo traktorių? 1, 2, 3. Nu, va, matai, kaip tu moki skaičiuoti? 3. Kiek po metų dabar? Tai labą rytą. Trankomės po Lietuvą, atvažiavome į Alpakų ūkį. Kaip čia vadinasi, Čiobrelių rojus. Aplinka tokia jauki, maloni, faina. Einam pas savų. Labas. Draugė mūsų. O kodėl neapsikirpęs? Aš tai apsikirpęs Lietuvoje. Toks pukuotas. Žinai, čia kiek merino Vilnos būtų. Kiek bliuskių. Kiek daug draugų. Visi tokie minkšti, faini. Na. Jis bijo vaikas. Nes ant jo lipa. Tokie jie gražus yra. Labai gražus, tokie mėly. Aš norėčiau tokių namie. A ne? Norėčiau. Man patiktų tokie kėliai. Balkoną galėtume auginti. Užeinam į Juliaus ūkį. Pažiūrėk, kur vištytė gyvena. Na, pat. Morkytė Koks valgo. tu minkštas ir Šiltas pukuotas. koks, dieve. Ausytė Ką nešta. tu? Nu, Nori paglostyti? koks tu pasišiaušęs. Plaukai ištiesinti šitą. Atsargiai kakučiai. Bet neglostyti. Nenori glostyti. Ne, gražuolis. Jam tik morkos rūpi. Nu, faina. Labai. Dabar prasidės. Aha. Kaži, ant jų juoti gali vaikai? Gali. Tai jau čia toksai jau patinas. Na, šita gentis ilsisi. Čia turbūt mergaitė, kaip matau iš akių. Ai, kokia graži Jau blakstiena. kasos ilgos. Čia galima ir arbatos atsigerti. Taip. Ačiū. Skanu. Kur mūsų vaikas? Ant aikštelį. A, jau ant aikštelės. Taip ir leidžiam laiką iš tikrųjų. Tata, Jana. Lipam. Jaunuolė, būk stiprus, vikrus ir tvirtas. Bėgame. Yra vienas viešas tualetas. Manyčiau, gal mažoka ant tokio didesnio kiekio žmonių. Padaryta tokia laukų praustuvas rankom nusiplauti. Jeigu, sakykime, iš po gyvuliuko norite. Spausti knopkę tokią apačioj su koja. Reikia pumpuoti. Va, toks pedalas su to pumpuoja ir bėga. Nu, Ką tu? smagu. Smagu. Labai. Smagu. Like every wave will find its way back into the big blue. I will find my way to you, and like a harvest moon, turn from darkness into gold. That's when you'll know that you'll find home. Atvykome prie Švėkšnos bažnyčios. Eisim pažiūrėti medelius su velykiniais kiaušinukais. Labai daug vėlgi žmonių. Nėra ko norėti. Antra diena Velykų, visi laisvi. O, kiek fainų kiaušinukų.
Kiek daug gražių kiaušinukų. Vaikas įlindo prie kiaušinukų. Kuku. Kuku. Bažnyčia tikrai graži. Kas buvę, tas žinot, o kas nebuvę, tai galite pažiūrėti. Tikrai traukia akį. Viduje truputį vėsoka, bet taigi juk normalu, tai bažnyčia, ne. Čia dar vienas medelis su kiaušinukais, dar eglutė tokia su kiaušinukais. Lietuviškos atributikos kiaušinukai. Važiuojame pro Priekulę, važiuojame į Dreverną pasižiūrėti. Tiesa, mačiau Vilhelmo kanale, labai daug žvejų žvejojo. Vieni lygtis pinigavo, kiti mačiau lygtis donkės metė, dugninės. Einam, užlipsim į tą apžvalgos bokštą. Graži vieta iš tikrųjų Lietuvoje, šita Dreverna. Čia yra nameliai, galima poilsiauti. Žmonės varles gaudo. Priekyje senovinis laivas. Einame, pažiūrėsime iš arčiau, kaip čia viduje yra. Oho. Pakel kamerą, pažiūrėk. Nu, tau patinka tai matyti. Apžvalgos bokštas. Žinoma, užlipkime į viršų. Tiesa, Švėkšnoje sutikau tokią porą, tiksliau mane gal sutiko labiau, taip reikėtų sakyti, pakalbino, tai labai buvo malonu susipažinti su vienais iš žiūrovų. Tokie labai šilti žmonės, tokie labai smagu. Žuvytis plaukėjo kažkokius. Neturiu pasiėmęs meškerės, tikrai prameščiau. Toks namelis stovi pakrantėj, su terasėlė, moduliniai nameliai. O kur tu bėgi? Dreverna. Kažkino bučius padėtas. Va tokios kepsninės, šašlykinės iš bačkučių padarytos. Faina iš tikrųjų. Baigiam apeiti jau tokį ratuką. Ir važiuosime. Va, matote, parduodamas sklypas. Galima statyti 3 aukštus, 1500 kvadratinių metrų. Kaina 208 000. Atvažiavom į Ventės ragą. Ventės rage, jeigu nežinojo, tai yra parkingas mokamas prie tos parduotuvės. 1,50 € kainuoja.
Žiūrėkit, kiek įvairios karvutės su viskuom. Ir su duona, ir su saulėgrąžom, abrikosais, net su čili, kanapės, šampanų, vyšnios, kava, karamelė. Labai daug įvairios. Pasiėmėm keletą paragauti. Pilno buržo. Skanu. Su vyšniom, atrodo. Lipame laiptukais, einam į gulbės pažiūrėti. Labai daug gulbių čia yra. Čia gulbės? Ten antis. Ten gulbės. Kur bevažiuotum šiandien, visur žmonių daug. Priėjom prie švyturio. Tai kągi, užkopėm į tą švyturiuką. Laiptais eini. Irgi. Nežino, kur žiūrėti, ne? Šitą? Nėra čia aukštai? Nėra. Ne, nėra. Dėl to. Tikrai ne. Aukščiau tai aš nesiryščiau, nes tokie žemė. Tikrai nėra aukštai. Galima vietoj pavalgyti. Restoranas Bentragis. Tai kągi, paliekam lietuvėlę. Oras tai žinokit, nežinau, Velykos ir po Velykų viena diena tai super. Atogražai, kaip sakau, po maikėm vaikščiam, po šortais, 22 šilumos. O šiandieną turime sniegą, žada būti audra jūroje. O tu tenais gerai jausysi? Siubuosi, ne? Labai daug neatsakytų klausimų iš tikro. Tai į visus gal neatsakysim, bet į vieną tokią įdomesnį tikrai ne kartą užduotą. Tai manau, kad truputį atsakysim. Kalbu apie tai, kad ne vienas žmogus klausė, tikrai manau, kad daugam įdomu, kaip mes su šitą moterim susipažinome. Tai kaip įvažiuosime į keltą, gal truputį papasakosime, gerai? Davė kažkokias anketas užpildyti, čia kol gavom tuos lapelius, tiksliau į kajutę, raktus, visą kitą. Sakė, duos kažką atsigerti nemokamai. Sakiau, duokit dar porą anketų. Norėjom pildyti 4 anketas. Būtum 4 užpildė. Šį video pabandysiu dar, gal pavyks, gal spėsiu, kol keltas išplauks, tai sumontuosiu keltą iš tikro. Tai staigiai sufilmuosim paskutinės kalbas, jums pasiklausimai. Ir bandysiu dar, kol išplauks, nes paskui interneto neturėsiu, tai nežinau, ar spėsiu ar ne. O kiek lietuviškos medienos į skandinavus. Aš tokius balkiukus visokiam nameliam naudoju. Ten, dar tenais yra jau impregnuota 4,5 ant 9,5, 3 metrų ilgio. Kiek terasų prigaminta bus. Ir ne tik. Važiuoja Lietuvos miškai į skandinavus. Oi, važiuoja. Nu, mūsų kajutė, įsimenkit skaičius, čia patys laimingiausi skaičiai. Tebūnė šviesa, be langų, tai visada. Gavom free drink. Free drink. Po litrą. 2 biletai. 2 biletai po litrą. Ką čia galima gerti? Ir Kavą? alaus? Ne, tai kavą galima gerti, arbatą galima gerti, sultis galima gerti, tu iš karto alaus. Jezu, moteryje. Skladuškė. Nu, čia nėra ką rodyti, čia visi žino. WC, BD ir dušas. Viskas. Popierių nemetat. Klima.
kaip jau įprasta, papratę pasimti valgyti atskirai. Tai čia sojos padažas. O šičia yra. Čia skaniai yra, žinokit. Sušiukai. Su tunu. Čia kiek suprantu. Vienos dėžutės maža. Ir dar vieną dėžutę. Ir turėsim savo restoraną. Tai va, kol keltas neišplaukia iš karto, einu montuoti. Kol vyras montuoja, man davė 2 minutės pakalbėti. Tik tai 2 minutės. Tik tai 2 minutės. Skubėk, sumastyk, pasakyk. Papasakot, kaip viskas prasidėjo. Kaip prasidėjo ta mūsų graži istorija. Reikėjo išsiųsti siuntinį į Kopenhagą. Radau skelbimą, kad šitas gražus vyras veža siuntinį. Apsikirpęs buvo. Veža siuntinį į Kopenhagą. Susiskambinom, susitikom. Perdaviau siuntinį. Nuvažiavom į Palangą kavos atsigerti, pakvietė mane. Pasivaikščiom Basanavičiaus gatves. Ar tai buvo? Taip ir buvo. Gerai. Tai va, labai gražiai. Paskiau aš išvažiavau į Vokietiją dirbti ir 2 mėnesius mes bendravom. Nuotoliniu būdu. Nuotoliniu būdu. Gražiai bendravom. Staigmenų Vokietijoje labai gražių turėjau. Vyras iš Danijos atsiuntė man gėlių puokščių. Atidarau, kurjeris stovi prie durų Vokietijoje. Paduoda man dėžę, atidarau dėžę, o tenai didžiausia puokštė gėlių. Puikiai supratot, kad žmona jaudinasi, kuklinasi ir vienu žodžiu ir taip toliau. Aš tiesiai šviesiai, aš mėgstu tiesiai šviesiai sakyti. O buvo taip. Paskambino, kreipėsi į mane. Sako, gal nuvešiu siuntinį į Kopenhagą. Žinoma, kažkaip tai nuvažiavau iš Šilutės, susitikom vienu žodžiu, kažkaip žiūriu, tokia visai nieko, galvoju, reikia kabinti. Sakau, davai varom į Palangą pasivaikščioti. Žiūriu, pasirašė iš karto, davai varom, gerai, galvoju, viskas tvarkoja. Na ką, ir iš tikrųjų iš karto ir įsiskyrėm tą pačią dieną. Ir 2 mėnesius realiai, sakykime, aš nemačiau. Bendravom, kaip sakiau, nuotoliniu būdu. Ir vieną dieną pusiau tokia mintis, sako, aš visai norėčiau gyventi Danijai. Ką Žydrūnas? Žydrūnas puolė pirkti kaldras naujas, pagalbės, suprato, kad reikės miegoti kartu. Tai va, bet galvoju, viskas gerai, bet galvoju, reikėtų, kai sakoma, kaip žmogų išbandyti, ar tau jisai tinka. Aš pasiūliau, sakau, davai važiuojam į kokią kelionę. Nupirkau kelionę į Egiptą 2 savaitėm, pasiūliau, sako, gerai, sako, prisijungiu. Tai jau man, aišku, buvo staigmena, nes kažkaip nesitikėjau, kad sutiks. Jeigu kas tai būčiau kažką kitą ieškojęs į tą kelionę, bet sutiko, tai vienu žodžiu, žiūriu, kad netelpu laiko, man duotos tik 2 minutės. Tai vienu žodžiu, sutiko, viskas yra gerai, taip nuvykom į tą kelionę, nesgi kur tu gali labiausiai pažinti žmogų ir išbandyti. Tik tai kelionėje, taip ir buvo. Kopėm į Mozės kalną, net į kalną įkopėm, galvoju, čia jau rimtas reikalas. Tai aš tam pačiam Mozės kalne ir pasipiršau, taip ir gavosi tokia istorija. Aišku, tos istorijos yra daug daugiau ir mes čia stengiamės papasakoti labai trumpai, bet tiesiog. Aišku, čia mes viską bandėme perteikti linksmai, o visumoje buvo labai rimtai. Pamačiau tą moterį, jos akis iš karto patraukė, užbūrė. Tada tiesiog spontaniškai pasiūliau nuvažiuoti į Palangą, tiesiog pasivaikščioti. Tai mano buvo paskutinė diena Lietuvoje, ant rytojaus išvažiavau į Daniją. Nuėjom į kažkokią tai kavinę, kažką valgėm, net neatsimenu ką, tai visiškai nerūpėjo. Gėrėm kavą, šnekėjom, žiūrėjom vienas į kitą, jautėm, kad turėjom susitikti jau daug seniau. Chemija. Man norėjosi sužinoti kuo daugiau. Ir sekančią dieną aš išplaukiau keltu atgal į Švediją, išvažiavau į Daniją, o Gitana ant rytojaus išvažiavo į Vokietiją. Ir mūsų ryšys buvo tik telefonais. Mes praktiškai 3 mėnesius bendravome vien telefonu, per Messengerį, žinutėmis, jautėm vis didesnį ryšį. Aš labai džiaugiuosi, kad tada jinai norėjo man įdėti tiesiog siuntinį. Ir taip jau mes esame daugiau nei 4 metai kartu. Kiekvieną dieną, be pykčių, be visokių kitokių negerų santykiuose dalykų. Moteris, kuri atėjo į mano gyvenimą
laiku ir vietoje. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki sekančių kartų. Ir tiesa, dar turiu sufilmavęs filmuką, šiek tiek pažvejojau, tai įkelsiu vėliau. Dar kitą dieną šiek tiek pažvejojau Lietuvoje, Šyšoje. Tai pamatysite vėliau, nes artimiausią nepilną savaitę būsiu bedarbis, lauksiu, kol sutvarkys mašiną, tai turėsiu laiko sumontuoti filmuką ir parodyti, ką dar nuveikėm Lietuvoje. Ačiū ir iki sekančių. Okay.